Jau ne pirmi metai Prienų Žiburio gimnazijoje rengiamas konkursas skirtas kalbininkui, buvusiam gimnazijos mokiniui Jonui Kazlauskui paminėti. Šiais metais kovo 20 dieną konkursą užbaigė renginys skirtas kalbininkų dienai. Į gimnaziją atvyko Birštono ir Prienų savivaldybių atstovai, švietimo centro darbuotojai, konkurso dalyviai bei jų mokytojai. Renginio metu Vilniaus universiteto filologijos fakulteto baltistikos katedros vedėjas docentas Jurkis Pakerys skaitė paskaitą Kaip įveikti atstumą. Pristatydamas kalbininko Jono Kazlausko gyvenimą, docentas mokė, kaip įveikti atstumą tarp autoriaus ir skaitytojo, mokytojo ir mokinio, suaugusio ir vaiko. Kalbininkų dienai skirtą renginį užbaigė Jono Kazlausko konkurso dalyvių apdovanojimai. Nors šiais metais dalyvių nebuvo daug, vertinimo komisija pasidžiaugė, jog mokinių įžvalgos ir mintys apie kalbą gana brandžios. Pasižiūrėkime. Kelintą kartą vyksta ši kalbininkų diena? Šiaip yra 16 metai, kai vyksta mūsų šita šventė, tačiau pats konkursas yra 14. O nuo ko viskas prasidėjo? Prasidėjo nuo Marijos Vitkauskaitės idėjos, kad mūsų gimnazijoje reikia tradicinės lituanistinės šventės. Ir tą idėją jinai mums davė, mes ją įvykdėme ir šiandien pati Marija Vitkauskaitė bus dalyvauja netgi vertinimo komisijoje. O sakykit, kodėl ši diena būtent skirta Jonui Kazlauskui ir Lyberiui paminėti? Jonas Kazlauskas yra mūsų gimnazijos, senosios Žiburio gimnazijos auklėtinis, o Antanas Lyberis buvo mokyklos mokytojas ir netgi direktorius. Tai tiesiog tai iškilūs kalbininkai ir mes manome, kad labai yra gerai juos atsiminti ir auklėti vaikus, va ta praeities dvasia. Iš tikrųjų mokomės iš praeities ir žiūrime į ateitį. Ir kuo jų asmenybės taip išsiskiria visame kontekste? Iš tikrųjų, tai labai dideli žmonės. Šiandien Jurgis Pakerys paskaitys paskaitą apie Joną Kazlauską ir galės gimnazistai ir svečiai sužinoti daug daugiau, bet tai buvo pasaulinio lygio kalbininkas, o Antanas Lyberis iš tikrųjų žodynininkas ir jo žodyną visi žino ir jo naudojasi. Ir kokie jų žymiausi darbai, kuriuos visi žino? Tai yra baltistika, žurnalo leidimas Baltistika, o Lyberio yra dabartinis lietuvių kalbos žodynas. Kaip vertinat šią Žiburio gimnazijos iniciatyvą rengti kalbininkų dieną? Labai džiaugiuosi, ačiū, kad ir mane pakvietėt. Iškart pasakysiu, turim puikių jūsų gimnazijos studentų. Tai aš čia atvažiuodamas galvoju ir viena vertus apie tokius šaunius žmonės kaip Jonas Kazlauskas, kuris kadaise, iškeliavo iš čia į Vilnių. Tai lygiai taip pat labai smagu, kad ir jūsų iniciatyvą rodot. Aš tikiuosi, kad čia ne vien mokytojų, bet ir svarbiausia pačių jaunų žmonių iniciatyva. Bandymas surasti ryšį, tokia autentišką ryšį su kalba. Labai smagu. Šiandien čia skaitysite paskaitą, apie ką ji bus? Gal paskaitą ir nepavadinčiau, bet kalbėsiu apie Joną Kazlauską kaip kalbininką. Ir panašiai kaip ir į pirmą klausimą jūs atsakydamas, irgi bandysiu surasti šiokį tokį ryšį su juo, koks galėtų būti ryšys su žmogum, kuris yra išaugęs iš čia ir kaip mes su juo dabar galim kalbėtis, kaip aš, jūsų amžiaus žmogus ir aš ir kiti. Sakykit, kuo Jonas Kazlauskas išsiskyrė? Man jo aišku neteko matyti, aš jį pažįstu tik iš darbų, bet man jis visada darė įspūdį kaip toks nuoširdus, aistringas mokslininkas, kitaip tariant, kuriam moksliniai klausimai nėra šiaip savo kažin koks šalutinis užsiėmimas, žodžiu, iki 5 valandos ar iki darbo pabaigos, o žmogus, kuriam tikrai rūpėjo, pasiūlė daug tokių inovatyvių idėjų ir nors gyvenimas buvo trumpas, bet yra į ką pažiūrėti. Sakykit, kokie didžiausi jo nuopelnai lietuvių kalbai? Didžiausia nuopelnai yra istorinės kalbotyros darbai. Jis domėjosi mūsų kalbos praeitimi ir buvo tokio vadinamo vidinės rekonstrukcijos metodo, aš apie jį trumpai užsiminsiu, kalbėdamas šalininkas. Tai
Ir dar ir tuo, reikėtų plačiau kalbėti, bet tuo, kad jis buvo drąsus mokslininkas, inovatyvus ir iki šiol toks išlieka, nors ta knyga, pavyzdžiui, jo dažniausiai minima išleista 68 metais, lietuvių kalbos istorinė gramatika. Ačiū. Tikriausiai žinote, kad kalba tai yra sielos veidrodis. Linkiu, kad jūsų kalba ir siela visada būtų švari, skaidri ir su polėkiu. Gražios jums šventės. Pirmiausia, apie Joną Kazlauską kaip kalbininką. Kodėl jis toks čia reikšmingas ir galėtų būti mums įdomus. Vienas iš tokių svarbiausių žodžių, kuris ateina man į galvą galvojant apie Joną Kazlauską, manau, yra drąsa. Nors pamatysite, kai aš kalbėsiu vėliau, jis buvo, atrodo, toks gana uždaro būdo ir nesakyčiau, kad taip atvirai drąsus žmogus. Bet kaip mokslininkas jis buvo be galo drąsus, puikus tyrėjas ir jau prieš daug metų jis yra padaręs daugybę tokių pasiūlęs naujų idėjų, kurios ir tuo metu buvo naujos ir dabar lieka naujos. Kad trumpai įsivaizduotumėt, kaip jisai dirbo, duosiu porą pavyzdžių. Tradiciškai kalbos istorijos moksle, kitaip tariant, yra toks mokslas, kuris bando paaiškinti, kodėl dabartinė kalba yra tokia, ir kaip jį išsivystė iš ankstesnių stadijų. Kitaip tariant, kalbos istorikai domisi kalbos evoliucija, bando atsakyti į klausimą, kokie yra kalbos protėviai ankstesni ir taip toliau. Ir toks tradicinis požiūris, žiūrint į kalbą, yra lyginti įvairias giminiškas kalbas. Kaip žinote, lietuvių kalba priklauso didžiuliai indoeuropiečių kalbų šeimai ir mes esam giminaičiai, žodžiu, nuo Islandijos iki pat Indijos pakraščių, nes tos kalbos yra giminiškos. Aišku, nebegalim susikalbėti dėl to, kad laikui bėgant kalba pakito. Ir tradicinis būdas kalbėti apie kalbos istoriją yra toks. Lyginti įvairiausių, kad ir labai tolimų, bet giminiškų kalbų faktus ir sakysim gerai žinoma, kad jeigu kalbos yra žinomos, giminiškos, tai tada tam tikri žodžiai irgi bus giminiški, sakysim, giminystės terminai, tokie kaip brolis, sesuo, ateina iš senų senovės, kadaise visi indoeuropiečiai turėjo tą patį žodį, kuris tam tikru būdu skambėjo. Tai vidinė rekonstrukcija šiek tiek į tai panaši, nes vidinės rekonstrukcijos atstovai, tokie koks buvo ir Kazlauskas, sakė, neturim imti paskirų faktų iš indų kalbų, iš germanų kalbų, iš slavų kalbų. Neskubėkim, žodžiu, susitelkime ties artimiausiomis giminiškomis kalbomis. Pasižiūrėkime į savo tėviškę, į savo tėviškės ir savo draugų tėviškių tarmes. Ir tenai gali būti labai svarbių atsakymų. Ir čia yra vienas iš įspūdingiausių jo metodo bruožų, kad jis be galo atidžiai dirbo, sakytume, su tokiais lyginant su įvairiausių kalbų faktais nusidriekusiais, kaip sakiau, nuo Europos iki Azijos. Jis labai kruopščiai rinko įvairiausius duomenis, greičiausiai ir jūs, nežinau, kiek šitame konkurse tai darėte, rinko įvairiausių tarmių duomenis, savo pažįstamų, taip pat ir iš čia, iš savo kraštų. Taip pat kitų artimiausių baltų kalbų, tai reiškia mūsų brolių ir sesių latvių, ir čia pat ne taip jau toli gyvenusių prūsų, ir darydavo išvadas iš to, tiesa. Tai palyginus su tokia vadinama išorinė kalbotyra, jis dirbdavo su tokiais mikroskopiniais vienetais ir tai buvo be galo įdomu. Ir kai kurie jo siūlymai, kai kurios jo analizės yra iki šiol stebinančios ir labai įdomios.